Linkėjimai iš saulėtos Melnragės. Aš kalbu, išreiškite savo valią, apie valią. Aš kalbu apie asmeninę valią, valios jėgą. Dažnai kalbu, daug kalbu, labai stipriai kalbu, tai labai svarbu. Bet kas, bet ko tu nori, žinai, norėtum, ar svajotum, ar tikslą turėtum, žinai. Bet ko, ar sveikatos, ar pinigų, ar laimės? Pasakyk, paprašyk. Paprašyk savęs, paprašyk visatos, ar Dievo, ar Kūrėjo, kaip tu bevadinsi, čia yra vienas ir tas pats. Paprašyk savęs, aš noriu to, aš noriu, kad būtų taip, aš noriu, kad būtų tas, aš noriu, kad būtų šitaip. Paprašyk ir viskas. Taip yra paprasta, bet mes taip esam užkrauti tų programų, apie kurias aš irgi daug kalbu. Nuo pat gimimo. Nuo pat mamos pilve. Netgi mamos pilve nuo pat pirmos sekundės ten jau tiek užvaro mūsų, kad tamsieji, kad wow. O dabar laikai keičiasi, laikai pasikeitė. Ir stipriai keičiasi. Pastebėjai, kas dėlasi paskutinius 4-5 metus, o ypač dabar, paskutinius 3-4 mėnesius. Informacija ateina, atsibunda, pasaulis mūsų atsibunda, o ta žemė, o ta mūsų žemė atsibunda, žinai, va. Ir jūra atsibunda, ir žemė atsibunda, ir saulė atsibunda, ir mes dar iš tikrųjų nesuvokiam gylio, bet labai stipriai viskas keičiasi. Tavo, jeigu ko tu benorėtum, ar sveikatos, ar turto, ar laimės, paprašyk. Ir tau ateis. Paprašai, išreiški valią, aš noriu šito ir šito, aš nenoriu šito ir šito. Ir tai ateis. Tu turi daryti žingsnius, porą žingsnių, tu turi daryti kelias žingsnius, žinai, tuk. To eiti link to, žinai, ar kažkam paskambinti, ar kažką pažiūrėti internete, ar su kažkuo susitikti, ar su kažkuo pakalbėti, ar iš kažką išgirsti. Tik tais paprašyk. Nori sveikatos? Sakyk, viskas, stop, aš nenoriu būti sergantis. Kaip amerikiečiai turi tą pasakymą, I'm sick and tired to be sick and tired. Girdėjai tą? I'm sick and tired to be sick and tired. Tai pasakai, viskas, aš noriu būti sveikas, viskas. Noriu turtų? Pasakyk, aš noriu mašinos, aš noriu namo, aš noriu raketos, aš noriu... Nėra tokių turtų jokių. Pinigų neprašyk, nes pinigų niekada neturėsi, žinai. Prašyk daiktų, prašyk tikslą, žinai. O laimės irgi. Sakyk, aš noriu būti laimingas. Bet laimingas yra čia ir dabar. Sakyk, būk laimingas, aš esu laimingas. Sakyk dabar, žiūrėk. Pasakyk dabar savo, atsisėsk ant sofkės ir sakyk, žiūrėk. Aš esu laimingas. Arba laiminga. Ir ką jauti? Tai va, čia yra būsena. Pasirinkimas. Pasirink. Aš noriu būti laiminga. Aš noriu būti laimingas. Ir paskui sakyk, aš esu laimingas. Aš esu laiminga. Ir viskas. Bliama, žinokit, čia taip paprastai iš tikrųjų, bet mumis taip užvaręs tom programom nuo pat gimimo, kad yra žiauru, žinai, žiauru. Einam galvas nuleidę per smėlį, o taip. Ir taip yra, žinai. Bet pasaulis atsibunda, žmonės atsibunda, labai malonu tai matyti. Labai gera tai matyti ir viskas. Tai va, jeigu nori kažko, tai paprašyk. Nes kai mes prašom, kai aš prašau, kai tu prašai kažko tai, kai tu nori kažko tai tiesiog formuojasi.
tavo kasdienybė, realybė formuojasi, tiesiog keičiasi. Tu padarysi tą, tu nepadarysi to, tu padarysi tą, tu susitiksi su to, tu pakalbėsi su to. Paprasčiausiai tu išgirsi tą, tiesiog pradės formuotis tai, ko tu nori. Ir viskas. Čia blemba, taip paprasta, žinokit, tik tais aš irgi buvau tenai, tų užkrautų programų buvau ir nusipurčiau visas ir iš tikrųjų gera, iš tikrųjų skrendam su dėliais sparnais dabar. Čia jau 5 minutės, 5:30. Galėčiau kalbėti ir kalbėti per 3-5-10 minučių, nieko neina išsakyti. Tai va, dar kartą, jeigu tu nori ką nors, sakyk, prašyk, klausk, viskas. Ir tai ateis. Viskas ateis, ko tu nori. Ir viskas. Ir dar vienas dalykas. Svajonės neišsipildo, tikslai pildosi. Kokį nors tikslą turėk, žinai. Tikslą. Ir eik link to tikslo. Užteks šiandien. Linkėjimai dar kartą iš saulėtos Melnragės. Pasimatysim rytoj turbūt. Čiau.